Šiandien pati pirmą kartą išgirdau labai įdomų dalyką, tad ir su jumis juo dalinuosi. Tikiuosi atpažinsit tai ir pastebėsit savyje. Tiesiog norint turėti gyvenimo balansą, žmogus turi savyje turėti įvairius vaidmenis. Nesvarbu, ar tai būtų vyras ar moteris, pas jį turi būti ir vaiko, ir paauglio, ir vyro, ir moters, ir senelės ar močiutės vaidmuo, nes taip pasieksime balansą. Kaip jau minėjau, nes vaiko vaidmuo yra atsakingas už problemų sprendimą, kuris ieško, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą jūsų gyvenime. Paauglys yra maištautojas, tai yra lyg gyvenimo sūkurys, kuris jūsų gyvenimą papildo. O moteris ar mama rūpinasi santykiais su kitais ir artimaisiais. Vyras už rezultatų pasiekimą tam tikrą, ar ne? Senelis ir močiutė tai yra patirtis, yra išmintis. Todėl labai svarbu savyje turėti visus šiuos vaidmenis ir jais naudojantis susikurti tą balansą. Svarbiausia nenuklysti į gyvenimo kraštutinumus ir neužstrigti kuriame nors viename vaidmenyje. Pavyzdžiui, paauglio vaidmenyje ir suaugusiam žmogui jame užstrigus atsiranda tam tikri sunkumai. Tai tikiuosi buvo įdomu ir tu stengsiesi tuos vaidmenis pastebėti ir atpažinti savyje ir taip susikursi savo gyvenime balansą.